Gerbiami susirinkusieji, po šventų už Elektrėnų miestą kviečiame sustoti šioje svarbioje vietoje, prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę. Tai vieta, kur susitinka mūsų dabartis ir praeitis. Čia prisimename žmonės, kurie pasirinko pasipriešinimą okupacijai, pasirinko laisvės kelią, žinodami, kad jis yra sunkus, kupinas pavojų, bet prasmingas. Daugelis jų žuvo nežinioje, be kapo, be atsisveikinimo. Tačiau jų vardai gyvi mūsų atmintyje, o jų aukos prasmė mūsų šiandienoje. Dabar kviečiame padėti gėles prie paminklo, tai gilus mūsų padėkos ženklas. Kągi saulė mums šypsosi ir dabar jau visus kviesiu jūs išsirikiuoti.
Mėly miestiečiai, svečiai, netrukus bus pakelta valstybinė Lietuvos vėliava ir tuo pačiu nuskambės Lietuvos himnas, kurį atliks kartu su Kon Moto choro ir Martynas Vilius bei Lietuvos policijos reprezentacinis pučiamųjų instrumentų orkestras. Vėliavos pakėlimą atliks krašto apsaugos savanorių pajėgų 804 Trakų ir Elektrėnų kuopa. Gerbiami Elektrėnų miesto šventės svečiai, mėly miestiečiai, šiandien susirinkome ypatingą progą. Švenčiame net kelias svarbes sukaktis. Elektrėnų miestui jau 65, Elektrėnų savivaldybei 25, o kartu su visa Lietuva minime Karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautinės giesmės dieną. 20 balandį nuspręsta statyti elektrinę ir jau Liepos 4 buvo iškastas pirmasis kubinis metras žemės. Tai aš labai norėčiau, kad jūs karštais plojimais pasitiktumėt Elektrėnų merą Gediminą Radkevičių sveikinimų žodžiui. Puoselėkime ir kurkime Lietuvą savo namuose, savo šeimose, savo jaunoje savivaldybėje, savo jauname mieste. Tegu būna taikus dangus virš Lietuvos, virš Ukrainos ir virš viso pasaulio. Turime labai oficialią dalį, labai svarbią. Tai yra bendradarbiavimo sutarties tarp Elektrėnų ir Шевченкos Корсунio savivaldybių sutarties pasirašymas. Щиро вітаю вас 65-річчям міста, свято, що об'єднує всіх, що хто любить, розвиває та пишається рідним краєм. Brangus Elektrėnų gyventojai, Ukrainos ambasados vardu nuoširdžiai sveikinu Jūs 65-uoju miesto jubiliejumi. Švente, kuri vienija visus, kas myli, puoselėja ir didžiuojasi savo mažąją gimtinę. Прийміть також найкращі вітання з нагоди Дня коронації короля Міндугиса, свято, що символізує єдність, силу та державність Литовської Республіки. Taip pat priimkite nuoširdžiausius sveikinimus su karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Švente, kuri simbolizuoja Lietuvos Respublikos vienybę, stiprybę ir valstybingumą. Цьогорічне свято є для нас знаковим, адже воно співпало з визначною подією підписанням угоди про співпрацю між прекрасним містом Електринай та українським містом Корсунь-Шевченківськ. Šių metų šventė mums yra ypač svarbi, nes jis sutampa su svarbiu įvykiu. Tai yra pasirašymas bendradarbiavimo sutarties tarp nuostabaus Elektrėnų miesto bei Ukrainos Ševčenkos Korsunio miesto. Garsiai. Šūviais pagerbsime Lietuvos,
valstybę, Elektrėnų kraštą, Ukrainos karius. Jie yra ne tik savo šalies, bet ir mūsų visų laisvės ir nepriklausomybės gynėjai. Taigi, už Lietuvos valstybę! Už Elektrėnų kraštą! Už mūsų visų laisvę ir nepriklausomybę. Dar kartą dėkojame už galingus šūvius krašto apsaugos savanorių.